Aimsport Triton 6. Tai čia jau bus pats stariausias, 6 cm diametras, pats didžiausias į plotį. Universali apačia ir keičiamas kalibras viršus, skylės diametras. Ką Aimsportas yra patys padarę bandymą, tai kad paėmė 30 kalibrą, 3006 berot šovinį ir sušovė su tam skirtų 7,7 mm diametro viršumi, pamatavo, kiek nuima decibelų garsą, tada uždėjo 8 mm, tai yra didesnis, ten iki 9 mm, 8,6 ir 8,7 eina 8,5, tai yra didesnė skylė, didesnio kalibro ir su to pačiu šoviniu šovė. Ir tada 9 skirta, kur ten 9,362, visai didelė skylė, irgi uždėjo. Ir matavo, kaip skiriasi, ar garsą nuima vienodai ar ne vienodai. Tai iš karto iš video galiu pasakyti gamintojo, kad duslintuvas skirtas tam kalibrui, nuima maksimalų tą, sakykime, garsą, o jeigu yra skylė didesnė, tai ir gesina garsą mažiau. Todėl reikėtų rinktis tikrai pagal kulkos diametrą kalibrą, nes didesnis jisai gesins jums mažiau. Ir negausit maksimalaus efektą. Universalaus daikto taip nėra. Ir galima aišku naudoti, bet nėra ant tiek universalu. Dalinai užsimaunantis. Ir čia jau turėtų gesinti maksimalų garsą. Ir kaip bebūtų keista, matome, kad 6 cm tūris didesnis, o decibelų su siauresniu riodelė Hunter 55 plus daugiau nuima. Temperatūra 39, centras 41, o už tą temperatūrą netaip kaista, 41, maksimalus temperatūrų skirtumas. Įdomu, aš tikrai tikėjausi, kad 6 cm diametro turėtų gesinti labiausiai ir likti tik tai pats tas, vadinkim, kulkos greitis 110 decibelų, bet dabar taip išeina, kad nenuima jisai tiek garso, kiek norėtųsi, kad nuimtų. Aimsport Triton numeris 6, 6 cm diametras, kaina 450. Svoris 120 gramų. Aš asmeniškai truputėlį nusivyliau. Duslintuvas geras, dirba gerai, vidurkis decibelų yra 111,4 su šaltu ir 110,4 be šalto šūvio, tai yra iš 2 šūvių. Tai vėlgi palieka tik tai šūvio garsą, bet iš 6 cm diametro duslintuvo tikrai norėtųsi daugiau ir palyginus su riodelė, netgi šitą penketukų skirtumas yra per 111 ir 107 decibelai, tai 4 decibelai skirtumas. Tai toks tūris tikrai turėtų gesinti daugiau. Atatranka nuima, viskas tvarkoja, šūvis malonus, bet norėtųsi truputėlį daugiau iš šito gamintojo, sakykim.